žodžiu, gilus mūsų paveldas, daug metų atgal. Ir dėl to mes ir pasipuošę tuo, kuo esam, tai kas yra mūsų tapatybės dalis. Daiva, jūsų kostiumas taip pat baltiškas. Na, jisai jau yra viduramžių, tai dabar sunku pasakyti, ar jisai baltiškas, ar jisai slaviškas, nes tai yra Vilnius Kernavė, mano toks šiandien įvaizdis. Vėliau. Man kostiumas yra aukštaitiškas, aš esu aukštaitis Anykštėnas, tai kaip ir priklauso man tokiu ir dėviu jau 16 metų. Kaip ir priklauso, atspindime ir skirtingus regionus, ir skirtingus laikmečius. Gitanai, grįžtant prie tautadienio idėjos, pirmą kartą mes čia šiandien ją švenčiam. Kaip jums kilo idėja ir kodėl apskritai to ėmėtės? Tai idėja kilo iš noro praplėsti tas kostiumo vilkėjimo ribas, ar ne? Nes kaip užduoti klausimą, pavyzdžiui, savo ratui, aš nesu iš folkloro ansamblio, nesu iš tautodailės kažkokio ar ne auditorijos. Kai klausiu savo rato, kada paskutinį kartą vilkėjai kostiumą, tai man atsako, gal mokykloje, gal kada kai folkloro kažkokiam ansamblį dainavau. O aš kai pradėjau puoselėti tas